Šiandien 7 Kauno dienose. Iš čia mes turėtume matyti vasario 16 akto signataro netgi ženklą. Aš labai didelę sąsają darau tarp literatūros ir matematikos. Dabar įrašinėja nebe įvykį, o atskirus kažkokius mažus įvykėlius ir jos paskui sudeda į krūvą. Lietuvai nusipelniusių žmonių poilsio vieta Kaune Petrašiūnų panteonas – išrinktiesiems ar pasirinktiesiems. Į Petrašiūnų kapų panteoną keliaujame su gidu Laimonu Užomeckiu. Jau daugiau nei 50 metų čia laidojami tik turinti šeimos kapą arba Lietuvai nusipelnę žmonės. Yra ir išimčių. Kauno miesto savivaldybės sprendimu Petrašiūnų panteone buvo palaidota ir buvusi miesto tarybos narė garsia pavarde. Esame panteone, kuriame palaidoti ryškus Lietuvos menininkai. Visi tai ir Būgos, žinoma, Lietuvos abėcėlės autoriaus kapas, Juozo Zikaro kapas, Jonas Jablonskis, kalbininkas, žymusis Lietuvos dailininkas Antanas Žmuizinavičius, Kačenauskas, kurio mokyklą turime, chorvedys žinomas vaikų, Jonas Šileika, na ir kur gėlės žydi. Taipogi Kauno miesto atstovė, tai yra ponia Matijošaitinė, kuri perkelta šitoje vietoje yra iš kolumbariumo, nes jos palaidojimo vieta buvo kolumbariumas, kur pradžioje kapinių yra. Tai vat įžymybių zona ir toksai kapas. Kita zona, šiek tiek toliau esanti už keliuko, buvo laidojami žmonės, kurie labai nusipelnė yra Kauno menui, miestui. Ten ir Kęstutis Navakas, poetas, ir Daugelis, Čiurlionio muziejaus buvęs vadovas ilgametis. Jam tada neatsirado Daugeliui, pavyzdžiui, vietos šitose kapinėse Kaune. Pati pradžia šito viso komplekso yra 60-ieji metai, kada Kaune buvo naikintos senosios kapinės, dar kitaip žinomos karmelitų vardu, ir sovietinis režimas buvo nusprendęs, reiškia, pagal sąrašus išskirtame plote palaidoti žmonės, kurie buvo nusipelnę Lietuvai. Bet reiktų atsiminti, kad tai buvo sovietiniai laikai ir palaidojimai vyko tik tais pagal nomenklatūros sudarytus sąrašus. Sovietmečiu prieš beveik 70 metų kelis metus iš eilės centrinėse miesto kapinėse buvo rengiami vėlinių protestai, kuriuos paskatino antisovietinis sukilimas Vengrijoje. Po šių įvykių buvo nuspręsta kapines naikinti. Vieni paminklai buvo susprogdinti, kiti buvo perkelti į Petrašiūnus, tik jų kapai buvo sąmoningai išslapstyti. Štai čia matome Leono Bistro kapą, matome, kad užrašyta filosofijos daktaras, o iš tikrųjų įvairių ministerijų vadovas tarpukarį ir Lietuvos ministras pirmininkas 1925-26 metais. Vyriausybė valdęs užsienio reikalų ministras, na jo tokios ryškios pareigos buvo ir Krikščionių demokratų partijos vadovas, kuris tremtyje praleido ne tik sovietinį laikotarpį, bet buvo tremiamas ir Antano Smetonos laikais valdymo, reiškia, už kalbas visas politinės, už veiksmus. Tai tos Lietuvos tremties vietos buvo irgi tokios, kaip sakyčiau, kaip kurortai. Tai yra ir Zarasai, ir Plateliai. Konkrečiai šituo atveju Leonas Bistras buvo išvykęs pailsėti kabutėse į Alytų. Na ir vėliau grįžęs patenka vėlgi sovietinė mėsmalė ir 2 kartus buvo ištremtas sovietų laikais į Sibirą. Ir matome, kad žmogus išgyvena irgi pakankamai solidų amžių iki 71 metų. Na ir kai laidojimas yra jo iškalama, nebuvo galimybės ministro pirmininko parašyti Lietuvos Respublikos, bet užrašytas yra filosofijos daktaras. Na ir po kairę pusę matome dar vieną kapą su Kauno miesto savivaldybės vainiku, Lietuvos Respublikos vainiku. Na ir matome tokį gražų žymėjimo ženklą, tik tai dar kartą sakau, kad tai yra ne panteonas, tai yra Petrašiūnų kapinės giluma, į kurią einame gilin. Na, yra žymėjimo ženklas, per visą Lietuvą sustatyti tokie stulpeliai, pažymėtos vietos, kuriuose yra palaidotas vasario 16 akto signataras. Tai turime šitą kapą Saliamono Banaičio, žinomo
signataro, Kaune vykdžiusio veiklą, spaustuvininko žymaus, žmogus, kuris garlaivių bendrovę turėjo, buvo daugybės mokyklų steigėjas, viskas verslininkas, kuris investuodavo pinigus į Lietuvos kūrimą. Na ir Saliamono Banaičio labai simboliškai galėjo įvykti toks faktas, kada Kaune turėjome autobusų stotį naują pastatytą Vytauto prospekte. Tai būtų labai gražu buvę, jeigu būtų suteiktas Saliamono Banaičio vardas, nes jisai yra kūrėjas tos autobusų stoties. Suprasit, kaip nėra lengva surasti Petrą Klimą, pavyzdžiui, vasario 16-osios akto signatarą. Pabandom čia prakirsti, aš identifikuosiu vietą. Matote, kaip paslėpta, iš čia mes turėtume matyti vasario 16-osios akto signataro netgi ženklą. Tai čia yra Petro Klimo kapas, vasario 16-osios signataro, labai žymaus tarpukarį veikėjo, diplomato Lietuvos, tai galime eiti paieškoti, kaip viskas paslėpta yra. Čia va galime ir nuspręsti, kaip rūpinasi miesto valdžia arba Lietuvos istorijos sergėtojai prieš vasario 16, kartais netgi su kompanija žmonių atvažiuojam nukasam sniegą šitoje vietoje, kad žmonės galėtų pamatyti. Tai specialus toksai pilonas vasario 16-osios akto signatarui. Ir matome pats kapas, kaip yra pasislėpęs, tai yra Petras Klimas, kuris 69 metais miršta jau Lietuvoje. Grįžęs po tremties, 14 metų po tremties jisai dar išgyveno ir pasakojama, kad du seneliukai Kaune buvo, tai yra Aleksandras Stulginskis, prezidentas Lietuvos Respublikos buvęs, ir Petras Klimas, abudu miršta 69 metais. Tik tai tiek, skirtumas yra ir tas, kad pas Aleksandrą Stulginskį bent jau yra keletas rodiklių pačiose kapinėse Kaune, o Petrą Klimą surasti turbūt šansų ne visiems yra, kad kaip ir norėtų žmonės. Tikrai yra puikių apželdinimo specialistų Lietuvoje, kurie galėtų truputėlį pakeisti gal netgi ir kapo struktūrą, kad labiau matytųsi visas šitas dalykas, bent jau vasario 16-osios akto signatarų ženklas. Galbūt jisai galėtų pakeisti vietą, stovėti arčiau šito kampo, kad žmonės per kelią eidami galėtų į tai atkreipti dėmesį. Na ir paskutinis turbūt momentas prieš išeinant iš kapų, ne Panteone. Turime 3 kartus buvusi Lietuvos ministro pirmininką Mykolą Sleževičių. Jo portretas yra dešinėje pusėje. Tai žmogus, kuris 1919 metais ar 18 metų pabaigoje nusprendė, kad Kaunas taps tą laikinąją sostinę. Jisai tuo laiku buvo ministras pirmininkas. Buvo pasirinkimas Gardinas arba Kaunas, tai jo sprendimas buvo perkelti viską į Kauno miestą ir, sakykime, tam tikrą prasme, jo dėka mes turime Kauno miestą, šitą modernų šiuolaikišką miestą, išaugusi iki dabartinių mastelių, 3 kartus valdęs Lietuvą. Jo namai Kaune Donelaičio gatvėje, vaikų literatūros muziejus. Labai tikiuosi, kad po rekonstrukcijos to muziejaus mes galėsime ir daugiau detalių pamatyti iš ministro pirmininko gyvenimo tarpukaryje. Tai ir matome užrašą advokatas, matėme filosofą, vieną ministrą, kitas advokatas. Visą tai susijęs su sovietmečiu, kuris neleido turbūt iškalti, kad tai buvo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Nemažiau reikšmingas ir Kazys Sleževičius, jo brolis, meteorologijos mokslo pradininkas Lietuvoje. Kaune prie 7 forto įsteigęs ir meteorologijos stotį pirmą. Tai tas biuras, kuris siuntinėjo telegramas ne tik Lietuvoje, bet ir į visą Europą, skelbdamas apie orus Lietuvoje. Petrašiūnų kapinėse palaidota daugiau nei 150 Lietuvą kūrusių žmonių, bet dėmesio jie sulaukė ne ką daugiau nei sovietmečių. Pradžioje užtektų bent jau nuorodų link kapo. Toje pačioje Kauno savivaldybėje veikia ne viena už miesto istoriją atsakinga komisija. O gal tai žinutė skautams ar jauniesiems šauliams?
bet ko gero pirmiausia turėtų keistis mūsų pačių požiūris į svarbius dalykus.